gyvenimo pradžia prasidėjo 1926 metais, 18 gruodžio. Šita data labai yra tokia man įsimintina ir todėl, kad praėjus daugelį metų, 1941 metais, gruodžio 18 dieną, buvo įkurta 16 lietuviškoji Šiaulių divizija. Todėl man labai lengva yra atsiminti mūsų divizijos gimimo ir savo gimimo datą. Gimęs esu Rokiškio rajone, Juodupės valsčiuje, Pakapės kaime. Iš ūkininkų šeimos. Mano senelis gana buvo pasiturintis, bet turėjo 2 dukteris ir 3 sūnus. Ir žinoma, kada padalino šitą žemę, taip anksčiau vadinamą valaką, į 3 dalis, tada jau visi tapo vidutiniokais. Bet gyveno, kaip ir visi aplinkiniai, neturtingai. Tada prieškario metais, Smetonos valdymo metais, nepriklausomos Lietuvos valstybės po 20 metų atkurtos Lietuvos Rokiškio apskrityje. Prasidėjo, kaip ir visiems kitiems, pradžios mokykla, vidurinė mokykla ir taip toliau, taip panašiai. Bet man norėtųsi pakalbėti apie tai, kaip mūsų kraštas ir mes pergyvenom tas dienas, kada prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Antrasis pasaulinis karas mūsų šeimai buvo gana toksai įspūdingas tame, kad tuo metu, kada jisai prasidėjo, mūsų šeima, ryšium su to, kad negalėjo išgyventi tuometinėje Lietuvoje, buvo sugalvojęs mano tėvas su visa šeima išvažiuoti į Ameriką. Ir 1939 metais jis pardavė tą žemę, kurią mes turėjom, jos nebuvo daug, 7 tik hektarai, susiruošė. Ir negalėjom mes visą šeimą išvažiuoti, išvažiavo jisai vienas, bet davažiavęs iki Hamburgo buvo sulaikytas, už tai, kad prasidėjo neramumai, prasidėjo Europoje karai ir jis nebegalėjo, laivai nebeplaukė į Amerikos žemyną ir turėjo grįžti namo. Sugrįžęs į namus, neturėjo jau kur dingti, nei kur gyventi, viskas išparduota, nieko nėra. Reiškia, jisai nutarė 1939 metais, todėl kad čia Lietuvoje nebuvo darbo, o jis pravažiavo jau, buvo pravažiavęs pagal savo kelionę iki Hamburgo, buvo pabuvojęs Vokietijoje. Jis sugalvojo, kad Vokietijoje darbo galima gauti. Ir 1939 metais jau tada buvo hitlerininkų Klaipėdos kraštas okupuotas. Vis tik tai jisai, turėdamas dokumentus ir tranzitinę vizą per Vokietiją, pasiėmė mus visus, visą šeimą ir mes išvažiavom gyventi į Klaipėdą, tuo metu jinai vadinosi Memel miestas, Klaipėdos kraštas Memeland. Ten iš karto darbo gavo, ir labai neblogą darbą, ir motina, ir jis dirbo, reiškia, uoste, krovikų, o paprastą darbą, motina buvo audėja, todėl įsidarbino audimo fabrike. Ir iš karto buvo
gavo tėvai ir būtą, apsigyvenom mes Klaipėdoje ir galvojome jau ten gyventi ilgai. Nes uždarbiai buvo geri ir aš įstojau į mokytis, tęsti mokslą, nes man tada jau buvo 39 metais, jau nuo 26, tai matot, jau buvo gana nemažai. Aš įstojau į pirmą klasę, tada taip vadinama, nes vokiečiai skaitydavo gimnazijoje, ne gimnazijoje, mokykloje nuo pirmos klasės ir toliau. O aš jau galėjau įstoti į paskutinę klasę, tai mokiausi pirmoje klasėje, vokiečių gimnazijoje. Ir taip pat ir mano sesuo tenai irgi taip pat mokėsi. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Prasidėjo karas, antras pasaulinis karas su Lenkija. Ir čia jau įvyko tokia mūsų šeimos strategija, kokia prasme. Tame, kad vokiečių fašistinė valdžia pareikalavo iš visų lietuvių, ne tik tai mūsų, bet ir visų lietuvių, kurie ten gyvena Klaipėdoje, pareikalavo, pastatė vieną sąlygą. Arba priimkite Vokietijos pilietybę ir gyvenkite ir dirbkite mūsų krašte, tai mūsų, taip sakant, Klaipėdos krašte, Klaipėdos mieste, arba 48 valandos, kad jūsų čia ir kvapo neliktų. Žinoma, tėvas nebuvo toksai jau neprotingas, kad pasiliktų ir paprašytų Vokietijos pilietybės, juolab, kad tada prasidėjo karas, o mano tėvas tuojo pat, jeigu jis būtų priėmęs tokią pilietybę, būtų mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę ir, reiškia, koks jo likimas būtų, niekas dabar nežino. Todėl mūsų šeima nutarė, reiškia, susikrauti čemodanus ir grįžti atgal į Lietuvą. Lietuvoje kaip nebuvo darbo, kaip nebuvo gerų gyvenimo sąlygų, taip ir nebuvo, bet prisėjo savo tėviškai ieškotis prie glaudos. Ir ten pas giminės atrado. 41 metais, kada jau buvo tarybų valdžia įsikūrusi, 41 metais prasidėjo karas, kuris ir tęsėsi ilgus 4 metus. Mums prisėjo gyventi okupaciniai vokiečių fašistų okupuotoje Lietuvoje savo tėviškiai. Gyvenimas buvo labai sunkus. Rokiškio rajone, ir ten, kur mes gyvenom jau ne savo namuose, už tai, kad mūsų namai ir žemė buvo parduota. Todėl mes, reiškia, apsigyvenom ir mums pas giminės, o paskiau tėvas persikėlė į Rokiškio miestą. Rokiškio mieste vokiečiams okupavus jau visą Lietuvą ir taip pat ir Rokiškio rajoną. Taip pat, kaip nebuvo darbo, taip ir jo negalėjo būti ir nebuvo, reikėjo kažkur tai ieškotis pas ūkininkus darbo, o tėvas to nenorėjo. Tai buvo kaip ir bedarbis. Ir 42 metais jie buvo išregistruoti, mūsų šeimą išregistruoti, matyti kaip bedarbiai. Ir pradėjo veikti vokiečių agentūros, tame tarpe ir darbo birža, kuri nustatė, kad mūsų šeima yra bedarbiai ir įtraukė į tuos sąrašus, tremti priverstiniam darbam į Vokietiją. Taip mes 42 metais, vasario mėnesį, mes antrą kartą patekom į Vokietiją. Tik šį kartą jau privartiniu būdu, priverstiniam darbam. Iš karto mus
su tėvą, reiškia, areštavo ir paėmė, o tėvas paėmė ir mane su savim. Mes kartu, reiškia, ir buvom pakrauti, kaip ir visi kiti tremtiniai, priverstiniam darbam į Vokietiją. Bet taip atsitiko, kad mano tėvas kažkaip tai ten sukombinavo, kad jį nenuvežė toli į Vokietiją, bet nuvežė į Rytų Prūsiją. Rytų Prūsijoje, Pilžės mieste, mus apgyvendino tokiam lageryje, kartu su ištremtais priverstiniam darbam Lenkais, ir mes tenai buvom įdarbinti geležinkelio depo. Tėvas mano turėjo tokią šaltkalvio specialybę, o mane tai tokiu paprastu darbininku, ir tuose lageriuose mes gyvenom kartu su ištremtais priverstiniam darbam Lenkais. Buvo ten ir daug visokių tokių dalykų. Buvo ir baimės, buvo ir vargo, ir maitinimas buvo labai skurdus. Ir tenai iki 43. Bet tai Tilžės mieste, Tilžės miestas buvo labai netoli nuo Lietuvos sienos. Po Stalingrado mūšio ir pergalės, tarybinės armijos pergalės, tėvas jau mano, taip sakant, jisai tada figuravo ir reguliavo visus mūsų veiksmus. Jisai nutarė nebelaukti ir suprato, kad jau vokiečiai tikrai pralaimės karą, nutarė iš Vokietijos pasitraukti. Tai yra pabėgti iš tų priverstinių darbų. Mes taip nelegaliai labai gražiai perėjom sieną prie Tauragės, ten visiškai netoli nuo Tilžės, tada vadinosi Tilžyt, toks miestas. Ir sugrįžom taip irgi nelegaliais būdais, tai traukiniu, tai pėsčiom, tai taip, bet gal į savo tėviškę. Savo tėviškiai 43 metais mes sugrįžom ir apsigyvenom irgi pas svetimus žmonės. Paskiau tėvas įsidarbino miško darbininku ir dirbo tenai miško darbuose. Ir taip pat ir aš. Ir mano sesuo taip kaip tarnavo visą laiką, taip ir tarnavo pas turtingus ūkininkus. O mes, motina, aš ir tėvas dirbom, reiškia, girininkijoje miško ruošos darbuose. Ir nežinau, gal todėl, kad mes dirbom miškų ruošos darbuose, mūsų, reiškia, paieškų nebuvo ir neieškojo, kodėl mes pasitraukėm tenai savivališkai, pabėgom iš to darbo Vokietijoje. Mes ir tenai begyvenome, sulaukėm, reiškia, ir jau vokiečių okupacijos pabaigos. Bet iki to dar reikėjo pergyventi vieną tragediją. Ten, kur mes gyvenom, buvo tarybinių partizanų didelė bazė. Ten dislokavosi nemažas būrys tarybinių partizanų, kurie vystė ten gana aktyvią veiklą. Partizanų tarpe buvo labai gerai žinomi paskiau politiniai veikėjai kaip Petras Griškevičius, Alfonsas Kairelis, Antanas Raguotis ir eilė kitų jau tarybiniais laikais, reiškia, tarybų Lietuvos, reiškia, tarybinės respublikos vadovų tarp vadovų. Tuo metu tai jie buvo partizanai ir vykdė, taip sakant, tokius veiksmus, karinius veiksmus prieš vokiškosius okupantus. Jų buveinė, jų bunkeriai buvo visiškai netoli mūsų gyvenamosios vietovės ir juos labai palaikė apylinkių gyventojai, teikdavo ir maistą, ir pagalbą atitinkamą, ir paremdamo.
visur. Nu, apie tai sužinojo vokiečių valdžia ir tuometinė, reiškia, vokiečių su vokiečiais kolaboruojami, reiškia, savivalda, tai yra Kubiliūno vadovaujama vyriausybė, tame tarpe ir Rokiškio apskrityje. Žinojo apie tai, kad ten yra partizanų ir tikriausiai žinojo ir kur, nes buvo keletą tokių paieškų. Vat pagalbinės Lietuvų policijos ir taip pat vokiečių kariuomenės, bet dėja nesėkmingų, bet vieną gražią 43 metų rudeniop apsupo visą tuos kaimus, kurie teikėdavo pagalbą partizanam, tai yra Miliūnų, Šlapikius ir Lauciūdus, ir juos didelės kariuomenės būriai pasiųsti iš Panevėžio, iš kitų miestų, kartu su Lietuvos pagalbinės policijos daliniais, o taip pat SS daliniais iš Latvijos SS legiono, apsupo šitos kaimus ir visus iki vieno valstiečių ūkių sudegino. Tame tarpe ir mūsų būstą, mūsų namą, kuriame mes gyvenom. Deja, kada apsupo ir areštavo visus, tame tarpe ir mane, mano tėvai jau buvo išėję į mišką, reiškia, jau darbuotis. Aš buvau tik tai vienas, tai mane tik tai ir areštavo. Ir taip pat suėmė, nuvarė, taip sakant, po sargybą į tam tikrą surinkimo punktą. Ir iš ten vėl aš turėjau pilną šansą vėl trečią kartą patekti į Vokietiją, nes tuos, kurie tenai buvo surinkti, paskiau surinko į koloną ir išvarė į Rokiškio geležinkelio stotį, patalpino į vagonus ir išvežė, bet jau nebe į Rytų Prūsiją, kaip kada mūsų šeima anksčiau, bet jau į Saksoniją, taip vadinama. Nu, ten jau pietų Vokietija. Nu, vežė tik tai tuos, kurie darbingi, visą mantą, visą, ką žmonės turėjo, visą buvo likviduota, buvo, supranti, atimta, tie darbingi žmonės buvo visi, reiškia, ištremti į Vokietiją priverstiniam darbam. Galvojame, kad juos visus sušaudys, bet dėja to neatsitiko, sušaudė tik tai tuos, kurie bėgo. Tame tarp ir aš bėgau, nes aš jau į Vokietiją antrą kartą jau taip nutariau, nors ir mus saugojo bevesdami, jau nebepatekti. Ir aš pasinaudojau, kada sargybinis biškutį per miškelį, tokį per mišką vedė. Nu, per mišką jie irgi nelabai saugiai jautėsi, nes žinojo, kad aplinkui yra partizanai. Tai jie nelabai ir taip ir žiūrėjo. Ir matyt, ne tik aš vienas, bet kas norėjo, irgi galėjo pabėgti. Tai aš pasinaudojau to sargybinio žioplumu ir, taip sakant, šokau į šalį, nes aš neturėjau jokių, reiškia, nei vežimo man buvo, aš buvau vienas taip, kaip stoviu. Tai man buvo labai lengva. Ir paskiau per mišką, kai tas buvo miške, už medžio ir aš, suprantu, tiek mane tematė. Aš pabėgau. Pabėgau ir, nu ką, namai visi buvo sudeginti, viskas, bet darbas tai mano buvo. Nu tai tada nuėjome su šeima pas urėdą, urėdas davė laikiną būtą tokį, pasame urėdijoje, ir mes iki karo pabaigos tenai, reiškia, gyvenom. Tėva jau nebereikėjo eiti miško darbus, reiškia, jį paskyrė sargų, saugoti urėdijos pastatus ir įstaigą. O aš, reiškia, dirbau Medelinio, paskui mane pervedė raštininkus, tada aš jau buvau baigęs 3 gimnazijos klases.
ir šitą jau nusimaniau rašyboje, tai dirbau raštinį. Ir 41 metais mus, reiškia, jau išlaisvino tarybinė armija, vokiečiai pasitraukė. Nu ir buvo paskelbta mobilizacija. Mobilizacija 26 metai buvo paskutiniai metai, kada, reiškia, mobilizavo jaunuolius į tarybinę armiją. Nu, aš žinoma, su noru išėjau tarnauti į tarybinę armiją. Aš simpatijos nejaučiau fašistiniai santvarkai ir fašistiniam režimui, todėl kad 3 kartus aš buvau nukentėjęs labai smarkiai nuo jų veiksmų. Ir todėl mano ir buvo toksai tikslas vis dėlto, toks ir biškutį keršto jausmas, kad reikia atsilyginti už tuos padarytas man skriaudas ir įsijungti į kovotojų eilės, kurie kovojo už Lietuvos išlaisvinimą iš hiterinės okupacijos gniaužtų. Ir, reiškia, ir kariauti iki galutinės pergalės, iki galutinio Lietuvos Respublikos, Lietuvos žemės išlaisvinimo iš vokiečių okupacijos. Nu, mus, kaip ir visus kitus, po surinkimo Rokiškio surinkimo punkte, reiškia, nusiuntė paruošti, iš karto į frontą neatsiuntė, bet buvo parašymo toks laikotarpis, tas įvyko, mobilizacija tai buvo, reiškia, 44 metų rugsėjo mėnesyje. Nu ir mus nusiuntė ne tik mane, bet ir tokių pat ir vyresnių draugų, bet 6 metų gimimo, tai mūsų buvo ne tiek labai daug. Iš mūsų kaimo jaunolių ten buvo daug, bet mes tik tai dviese buvom mobilizuoti. Ir, reiškia, atsidūrėm kariuomeniai. Atsidūrėm 50-oje atsargos divizijoje, lietuviškoje 50-oje divizijoje, 253 pulke Jarcoje. Ir ten, reiškia, mus ruošė jau, taip sakant, į kovos veiksmus, į kovinę diviziją. 16 lietuviška šaulių divizija kaip atsargos karius. Bet ten neilgai tapo Jarcoje būt, mus perkelė iš Jarcovo į Ukmergę ir Ukmergėje mus baigė ruošti, reiškia, taip sakant, kovos veiksmam. 44 gruodžio mėnesį, apie gruodžio mėnesio pusę, dabar nebeatsimenu kokią dieną, gal 15 ar 20, mus, reiškia, pakėlė pagal trivogą į šitą išrikiavą ir pasodino į sunkvežimius, nuvežė į Jonavos geležinkelio stotį, o iš ten per Šiaulius, per Radviliškį, į Mažeikius, nuo Mažeikių į Latviją, į Vainodės geležinkelio stotį, o ten netoliese, reiškia, prie Liepojos Latvijoje, kovojo su vokiška fašistinė kariuomenė 16 lietuviška divizija. O taip aš patekau į 16 diviziją 1944 metų gruodžio mėnesį. Nu, ten jau į fronto linijas, tai buvo žiemos metas, labai šalta, didelis šaltis ir sniego buvo daug. Nu, į apkasus, į 156 šaulių pulką, pulko vadas buvo pulkininkas Lūnė, bataliono vadas buvo majoras Bielanas. Nu, aš patekau irgi į pirmą kopą ir pirmą būrį. Ten teko jau pėstininkų, pirmose fronto linijose pagariauti.
Nu, puolimų tada nebuvo, reiškia, buvom laikiamus puolimo tokių operacijų nebuvo, bet atėjo įsakymas mus, reiškia, 16 diviziją permesti į Klaipėdą su tikslu išvaduoti Klaipėdą iš hitlerinės okupacijos.